spintelės. Pas tave neįjungtas. Įjungtas? Ne. Ai. Aš bijau, kad nenukristų halatas. Aš ką noriu. Trago. Aš neiškirpsiu. Geriausia, kad viskas nuo manęs priklauso, nes aš montuoju. Ir ne. Taip. Aš nenoriu, aš pagavau. Atspėkit, ką mes darysim. Turim laukia Kamado Bono. Čia porą hintų. Labai aiškus hintai tavo. Kai buvom parduotuvį ir pirkom viską burgeriam, galvojam, mes tam pakelis burgerius tik suvalgysim, mums labai mažai visko reikia. Dar tai sakau, davai, nuplėšk vieną lapą nuo icebergo ir dėk kišenę. Tai prieš darant burgerius pradžią viską pasiruošim. Ta prasme, čia yra viskas, ko reikia. Lentelė, lėkštas, gruošės visai. Yra podų, yra keptuvė. Belia, kaip gerai čia viskas padaryta. Ta prasme, jūs pažiūrėkit. Kažin girdėsi, kaip aš tulikė buvau. Ai, norėjau pasakyti, kad čia ganėtinai mažai vietos. Bet labai jaukiai viskas padaryta ir nieko netrūksta. Ta prasme, virtuvėlė tai tikrai maks gerumo. O grįžtant prie burgerio, tai pasiėmėm balkučio. Balkučio. Šviežius, tikiuosi. Aš pažiūrėsiu, kaip tau sekas, padiriguosiu. Kadangi aš kameraman, tai dabar viską tu turėsi daryti, aš tave gražiai nufilmuosiu. Ne. Padarysim gražų biurą. Protestuoju. Kai vloginė yra toks dalykas, kad kamera turi tokį monitoriuką. Ir jį žiūri, ne? Jį žiūri, nes ten matai save. Bet paskui kaip pats žiūri, kad šnekė ne su auditorija, o su, nežinau, atrodo, kad žvairas esi tiesiog. No offense žvairiems. Prasme, nieko blogo buvo žvairų. Bet aš bėgsiu pragarė, man atrodo. Jaučiu. Atsiprašau, tikrai nuoširdžiai atsiprašau. Kažką keista. Rimas bus. Kažko trūksta čia vis tiek. Ko tau trūksta? Vaizdo gal? Vaizdo. Matos ten toliau Nemunas, bet aš sutinku, man ten, kur buvom, buvo gražesnis vaizdas, manau, bet pats namelis čia man fainesnis negu kai buvom. Gerai, viskas čia yra. Viskas gerai, bet vaizdo biški trūksta. Pirmą dėk lapus, sakė. Nu, pomidorą. Pomidoras toks patyžius. Jūs matėte tokia mojito kokteilis, nealkoholinis. Čia visai skanus. Čia biški bus toks. Ar perpiu? Gal perlūžt? Tikiuosi, joks šefas nežiūrės šito video, nes pasibaisėtų. Nu, pažiūrėjom, kas čia vyksta. Geras, matėt? Žodžiu, kepa, viskas čia gerai. Ai, blemba, nebuvau skilendęs. Vos neužsidegiau, kad. Būtų geras. Slow motion gerai atrodys. Geras video gautus. Ta prasme, jis realiai vos neužsidegė. Ir čia. Eik, atsargiam burgerio. Savo plaukų dėbės. Žiūrėkau, kaip aš iškart nepagalvojau. Ir dar taip tobulai aukštas. Čia bus mano. Paimsiu sūrį ir liežuvį prakišiu. Nu, nenoriu nei girtis, nei dar kažką, bet atrodo visai neblogai čia gavosi. Čia mano du gražuoliai. Pasakyk, ar skaniai. Ko tu čia keikės? Emilė, Jokūbai, apsiramini. Skanu? Sūra dvigubą gamgę. Reikia dirbti klausą. Mes kaip kiauliukai. Tokį žiaurų. Hau! Sunkus? Oba! Čik. Led. Kiek laipsnių? 2? Ne. Kažkas tokio.
Šiaip mėgstu eiti šaltą dušą, bet šiandien galim ir pasilepinti. Nu, let's go. Oi, svarbu, kad, neįmeščiau mikrofono į vandenį. Šiaip nežinau, ar čia kažkas matysis, nes labai daug garų. Iš tikrųjų, tai norėjau pasakyti, kad belia kaip geras poilsis ir būtų gerai bent kartą į mėnesį tai pačilint, pabūt su savo antrąją pusę, jeigu neturit antrosios pusės, tai pabūt su savimi. Nors vienam čia gal būtų biški nejauku, ne? Nors iš kitos pusės, kas mėgsta būti vienas, tai čia gali paleisti visas savo blogas mintis vidury miško. Ačiū uždėmesi, su jumis buvo, juokauju, dar nesisveikinam, dar pafilmuosim kažką. Labas rytas. Nice, atsikelt su tokiu vaizdu. Bertukas jau up. Labas rytas. Berta mikrofono neturi. Berta. Labas. Tavęs publika negirdi. Palauk, aš tau mikrofoną pamėsiu. Kažką Berta nori pasakyti. Sakau, aš tokia užtinus, kad bandau jūs ignoruoti. Čia mūsų tokie va pusryčiai. 3 viename ir kakės, makės, košė. Reikia Bertai duoti mikrofoną, nes kartais ką nors pasako protingo. Kartais. Nieko žaisti nenorėjau. Gerai, gal reikia trumpai biškį papasakoti apie šitą chatikę. Pliusai ir minusai. Pradėkim nuo minusų. Minusai tokie, kad labai viskas atvira iš abiejų pusių, nes yra dar vienas namelis šalia, tai taip nejauku naktį, nes tu nieko nematai, bet žmonės, jeigu tenai vaikšto, tai tipo viską mato, ką tu darai. Tai atviri langai, nėra užuolaidų, negalim užsitraukti. Antras minusas, tai labai daug pašalinių garsų, biški sujuda medžiai ir viskas krepžda, kirkžda ir taip toliau. Tamsu, žinai, kad tave visi mato, bet tu nieko nematai. Paskui žiūri, dar vieną mašiną ten kažkokia atvažiavo pas juos ir toks atrodo nejaukiai sėdi. Būtų viskas cool, jeigu aš nebūčiau jau to pasakęs. Jo, kai pradėjau nuo minusų, tai pirmas minusas buvo, kad čia nejauku, viskas atvira ir kad dar yra vienas namelis. O pliusai kokie? Nieko netrūko, viskas yra. Yra netgi stalo žaidimų. Dušas, tualetas. Jo, šiaip, man atrodo, net nerodėm. Labai moderniai padaryta, ta prasme. Tualetas, kriauklytė, dušiukas, šildomos grindys. Aš sakau, kaip tokiam mažam apartamente, tai tikrai nieko netrūksta. Virtuvė pilna, yra netgi kaitlentė, čia gali sriubos išsivirti. Ir viskas, ir čia va pakyli laiptukais. Ir eini miegot. Ir tiek žinių. O tavo, kažin, įjungtas mikrofonas iš vis? Bertos mikrofonas neįjungtas. Be reikalo bazarina Berta.